Sveiki, jūs sveikina Europos mėgėjų krepšinio lygos IABL turas Vilniuje ir jo apžvalga. Ture pamatėme net 6 rungtynes, o visos dienos renginį pradėjo Vilniaus krepšinio lygos VKL bei Sankt Peterburgo komandų akistata. Susitikimo pradžioje buvo iškilmingai pristatyti abiejų komandų krepšininkai. Netrukus nuskambėjo Rusijos federacijos bei Lietuvos Respublikos nacionaliniai himnai. Himnas Rusija. Vilniečiai pradėjo rungtynes tokia sudėtimi. Tadas Šablinskas, Tomas Jasiulis, Dainius Novickas, Justas Urmanavičius ir jauniausias rinktinės krepšininkas Vladas Tamašauskas. VKL taškų kraitį jau pirmoje atakoje taiklia tritaškę bombą atidarė Dainius Novickas, o netrukus pasižymėjo ir Tomas Jasiulis. Po dar 2 Novicko taškų bei spurto 7-0 Sankt Peterburgo komanda buvo priversta prašyti minutinės pertraukėlės. Kaip ir tikėtasi, VKL rinktinės strategas Justinas Černiauskas nuo pat pirmosios rungtynių minutės reikalauja iš savo auklėtinių maksimalaus nusteikimo gynyboje. Poilsis neatnešė naudos svečiams, kurie ir toliau tęsia prarastų kamuolių maratoną. Lietuvių puolimą dar labiau pagyvina aikštėje pasirodęs Evaldas Rastenis, kuris aštriu reidu pelno 2 taškus, o po to 2 atakose iš eilės sėkmingai asistuoja savo komandos draugams, po kurių rezultatas šokteli jau iki nepadaraus 20-0. Net 8 minutės svečiams iš šiaurės niekaip nepavyko pralaužti ledų puolime. Kuomet Sergejai Pavlov pataiko pirmąjį 2 taškį savo komandai, Vilniečiai jau turi susikrovę solidžią persvarą 24-2. Po pertraukėlės tarp kelinių šaltą žiemos rytą į Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją renkasi vis daugiau Vilniečius palaikančių sirgalių. Juos jau pirmoje atakoje galingų dėjimų sušildo Karolis Raginis. Tiesa, pastarasis žaidžia jausdamas traumos padarinius, tačiau tai nesumažina jo noro rungtyniauti efektingai. Vėliau sekusios atakos, kuomet bandoma pakabinti kamuolį komandos draugų virš lanko, dažniausiai pasibaigia Vilniečių klaidomis. Priešininkų barikadų pusėje pagaliau atsiriša rankos ir jų aukštaūgiams, kurie pradeda pataikyti šiek tiek iš toliau. Antrajam ketvirčiui pasibaigus, Peterburgo krepšininkai sumažina atsilikimą 49-22. Trečiojo ketvirčio pradžia ir vėl sėkmingesnė Vilniaus krepšinio lygos rinktiniai. Tritaškį pataiko Algirdas Macijauskas, 2 taškį prideda Dainius Novickas, o rusai ir vėl niekaip neranda kelių mūsų krepšio link. Kiekvieną praleistą tašką Vilniaus sirgaliai palydi gilių atodūsių. Trečiojo ketvirčio pabaigoje Dainius Novickas pelno 2 tritaškius iš eilės,
tokiu būdu tapdamas rezultatyviausiu VKL rinktinės gretos. Prieš lemiamą ketvirtį jau saugus VKL rinktinės pranašumas 82-44. Ketvirtasis kėlinukas išsiskiria dėjimų bei taiklių tritaškių gausa. Jo pradžioje antro turo Rygoje naudingiausias Vilniaus rinktinės žaidėjas Karolis Raginis surengė asmeninį pasirodymą. Krauna iš viršaus, tai buvo jau trečiasis dėjimas rungtynės. Ketvirtasis kėlinukas išsiskiria dėjimų ir taiklių tritaškių gausa. Jo pradžioje antro turo Rygoje naudingiausias Vilniaus rinktinės žaidėjas Karolis Raginis surengė asmeninį pasirodymą. Įdeda jau trečią dėjimą iš viršaus, kitoje atakoje perima kamuolį iš varžovų į žaidėjo ir ataką užbaigia identiškai. Vilniaus komanda nenumaldomai artėja prie 100 taško. Po Stamperijos lyderio Arno Aniulio pirmojo dėjimo šiuose rungtynėse rezultatas jau 98-52, o 100 taško autoriumi tampa Algirdas Macijauskas, pataikęs antrąjį savo tritaškį rungtynėse. Treniruočių pobūdžio rungtynės užbaigia aukščiausių rinktinės žaidėjų Tado Šablinsko bei Andrėjaus Kovalevskio tritaškiai. 115-71 VKL rinktinė pergalingai pradeda namų turą Vilniuje. Po rungtynių pakalbinome keletą VKL žaidėjų. Kalbiname vieną labiausiai patyrusių rinktinės krepšininkų Dainių Novicką. Dainiau, pirmosios rungtynės prieš Rusiją, koks buvo nusiteikimas, visgi dalyvai pirmą kartą tokiame turbūt renginyje. Taip, nusiteikimas buvo gan normalus, visi susirinkom nuo ryto, žinojom, kad gali būti sunku. Nesam matę, kas buvo prieš tai dalyvavę, tai sakė, kad Peterburgas nebus labai jau rimtas varžovas, bet vis tiek teko nusiteikti. Kaip sakoma, namų sienos turi negali pavesti. Reikia laimėti abidvi varžybas. Kas šiandien geriausiai sekėsi pirmose rungtynėse ir pataikėte ne 9 tritaškius. Šiandien taiklumas buvo geras ir tikitės tą išlaikyti ir antrose rungtynėse. Taip, būtinai, aišku. Aišku, šitiek buvo lengviau, nes kadangi varžovai leido daug mestų. Biški toks chaosas gaunasi, dar pirmos varžybos vis tiek nelabai visi sužaidė, viens kito nežinom. Ieškom ten gražių epizodų, bet ne viskas gaunasi, aišku. Bet tikėkime, su Ukraina nusteikę būsim ir mesim taip tik metį. Tai kaip treniruotė vertinė gerą? Gerą. Tokį lengvą pasivaikščiojimą. Labai gerai. Pradžia padaryta. Pusė darbo, gera pradžia, pusė darbo. Ir pats kaip vertini tokį renginį, ar labiau norėtum sudalyvauti žvaigždžių dienoje, ar tau šis renginys išskirtinesnis? Tai aišku, šitas išskirtinesnis, kadangi atvažiuoja kitų šalių, ta prasme ir linksmiau, supažinimas, viskas. Tau puiku, tiesiog nuostabus renginys. Stengiasi daugiau žaisti žiūrovams tokiose rungtynėse, ar siekia rezultatą? Pirmas varžybas, kadangi tokios lengvesnės, tai aišku, stengiamės turbūt ir smagu ir žiūrovams žaisti, tą žiūrėti varžybas, o antras jau bandysim žaisti taip. Be šypsenos veide, tik tai širdį šypsena. Ir ką dabar stengsitės mintise ar pasiruošti, ir kaip ruošitės sekančiam varžybom? Ruošitės varžybom čia treneris, mes, kaip sakoma, pailsėsim gerai ir ruošiamės vakarui. Gerai, dėkui. Ačiū. Po rungtynių su Sankt Peterburgu kalbiname naudingiausią žaidėją Rygoje, Karolį Raginį. Karolis, su kokiomis mintimis kėlėsi šiandien šį rytą ir ėjai į šias rungtynes prieš Sankt Peterburgą? Kėliausi labai rimtai nusiteikęs, nes, kiek mačiau, jau Latvijai komanda gan jau rimta, patyrę žaidėjai, pasilaisi, gerai valdo kamuolį, tai porą atakų išmaudė, bet mes ant greitai jas pagavome, buvo nustebę biškį. Kokių patarimų davai savo komandos draugams, nes visgi jau buvo įmatę šią komandą Rygoje? Kokių daviau patarimų, kad visi ir taip jau seni vilkai daugiau mažiau viską žinojo, patariau tik tais, kad per daug nepersistengti, neperdegti, žinai, kaip ten buvo. 5 dėjimai tavo sąskaitoje šiose rungtynėse, ar to ir tikėjaisi? Tik 5? Nes, norėjau 10 bent, bet tik 5. Taigi dabar sekančios rungtynės laukia prieš Ukrainą. Kaip manai, šios rungtynės bus sunkios jūsų komandai, ar turite jėgų? Šiaip, manau, turėtumėm laimėti, žaisim savo žaidimą, esam stipresni čia, manau, šitos lygos be mūsų ir Sankt Peterburgo ir Ukraina turės būti favoritai, žinai. Ir kaip galėtum palyginti buvusią rinktinę Rygoje, Vilniaus ir manau, šitą stipresnė dabar, tokia geresnė. Ko, geresnių žaidėjų daugiau ar... Ne, tokie individualiai, tokie gal aukštų žmonių, daugiau yra didesnis pasirinkimas, galim per aukštus palaužti. Tai gerai, tai linkiu sėkmės, sekančios rungtynės.
Itin įnirtinga antroji turo dvikova vyko tarp Latvijos ir Kauno komandų. Latvija atvažiavo kovoti dėl pirmosios pergalės IABL turnyre. Tuo tarpu Vilniaus skriaudėjai Rygoje, KKL krepšininkai, siekė išsaugoti lyderės pozicijas. Rygiečiai nepasivargino ir į Lietuvos sostinę surinko žinomiausius savo lygos žaidėjus, puikiai žinomus net Lietuvos krepšinio sirgaliams. Jų tarpe buvo ir Latvijos jaunimo rinktinės lyderiai Edmunds Dukulis bei Andris Mistersas. Nuo pat mačo pradžios išryškėjo didesnis Kauno komandos noras laimėti bei Rygos krepšininkų techniškumą. Pirmieji rungtynėse į priekį įpusėjus ketvirčiui išsiveržė kaimynai Latvijai, tačiau ankstyva trečioji Dukulio asmeninė pražanga kiek pristabdė kaimyninės šalies jaunimą. Po šios netekties Švyturio KKL rinktinė atitrūksta ir pirmauja po pirmo kėlinio 20-13. Antro ketvirčio pirmoje pusėje į aikštę grįžus Dukuliui Latvijai susigrąžina persvarą. Tačiau KKL rinktinė nesudeda ginklų. 17 rungtynių minutę Arūnas Giedraitis atsikovoja kamuolį puolime, bei pelnydamas 2 taškus, išveda saviškius ir vėl į priekį 30-29. Likusios 3 minutės abiem komandoms buvo visiškai tuščios. Ir tik kėlinio pabaigoje tritaškį pataikę broliukai Latvijai laimi rungtynių vidurį, pirmaudami 37-34. Trečiajame kėlinuke dažnai keitėsi pirmaujantį komandą. Visgi pabaigą geriau sužaidžia Latvijai, kurie po Roberto Reimanio tritaškio nežymiai atitrūksta 58-56. Lemiamo ketvirčio pradžia geriau susiklosto Kauno krepšininkams, kurie po 4 iš eilės įžaidėjo Donato Gudeliausko taškų ir vėl susigrąžinio minimalų pranašumą. Iki rungtynių pabaigos likus 2 minutėms atrodė, kad Rygos komanda patirs dar vieną fiasko turnyre, nes kauniečiai pavojingai pabėgo 6 taškais į priekį – 71-65. Tačiau rygiečiai čia pat atsakė 2 greitais 2 taškais ir tokiu būdu išplėšė pratęsimą. Kauniečiai dar turėjo galimybę taikliu metimu išvengti 5-ojo kėlinio, tačiau ataka buvo nesėkminga. Pratęsime rygiečiai dominavo beveik visą laiką. Jau antrąją jo minutę svečiai pradėjo krautis persvarą, kuri po 5 iš eilės Andrio Misterso taškų tampa jau dviženklė. Likusias 2 pratęsimo minutės Kaunas visiškai subyra, o Rygos jaunuoliai švenčia istorinę pirmą pergalę Europos mėgėjų krepšinio lygoje 91-76. Šis taškas Latvijos krepšininkam buvo labai svarbus, nes suteikia galimybių kautis dėl vietos pirmajame ketverte ir tolimesnės kovos dėl didžiausios ir svarbiausios IABL taurės. Atvėsus aistroms po nepaprastai atkaklios kauniečių bei latvių dvikovos į aikštelę žengė dar vieni mūsų kaimynai. Iki šiol turnyre nepralaimėjusios Baltarusijos bei Ukrainos komandos. Nuo pat pirmųjų rungtynių minučių įsivyravo grubus kontaktinis žaidimas. Komandoms niekaip nesisekė pelnyti taškų. Sužaidus pirmasias 8 rungtynių minutės, minskiečiai priekyje neįtikėtinai mažu rezultatu – 4-3. Po dar kelių sėkmingų prasiveržimų rezultatyvumas šiek tiek padidėjo ir vieno tritaškio dėka pabaigoje minskiečiai atsiplėšė 12-6. Antrajame ketvirtyje Baltarusijos priekinė linija nepalieka vilčių galingiesiems Kijevo aukštaūgiams.
bei dar labiau padidina savo atotrūkį 19-10. Tačiau gera pradžia tebuvo pusė darbo. Trečiajame kėlinuke Ukrainos komanda prisitaikė prie grubaus baltarusių žaidimo ir pagerino pataikymą iš vidutinių distancijų. Kėliniu einant į pabaigą absoliutus turnyro lyderiai išlygino rezultatą 39-39. Vis dėlto paskutinės atakos metu ukrainiečių lyderis Aleksandr Rychliuk pelno dvitaškį ir suteikia šiai rinktiniai nedidelį psichologinį pranašumą prieš lemiamą ketvirtį. Ketvirtojo kėlinio metu tas pats Aleksandr Rychliuk tęsė savo puikų asmeninį pasirodymą bei pelno dar 4 taškus be atsako. Netrukus Ukrainos gretose rankos atsikiša ir kitam aukštaūgiui snaiperiui Sergej Mirzar. Pagerėjęs komandos lyderių žaidimas išbudino visą komandą, kuri žaisdama racionaliau lemiamo ketvirčio metu laimi rungtynes 65-57. Ukrainos ekipos gretose išsiskyrė dvigubą dublį atlikęs Aleksandras Rychliukas. Tuo tarpu Baltarusijos ekipoje dviženklį naudingumo koeficientą pasiekė tik tai 2 krepšininkai – Spartak Pogrebniov ir Dmitrij Dmitruk. Patyrę pirmąjį pralaimėjimą turnyre, baltarusai priversti leistis į trečiąją turnyrinės lentelės poziciją. Tuo tarpu Ukraina, bent jau iki vakarinės dvikovos su VKL rinktine, liko vienvaldžiais turnyro lyderiais. Ketvirtoje dienos dvikovoje tarp Sankt Peterburgo, Rusijos bei Latvijos Rygos komandų intrigos dėja, tačiau nebuvo. Latvija iškovoja pergalę rekordinių šiame turnyre skirtumų, laimėdami net 110-50. Kaip ir rungtynėse su Vilniaus krepšinio lygos rinktine, taip ir prieš Latvijų Sankt Peterburgo rinktinė jau nuo pat pradžių pradėjo giliai kristi į taškų bedugnį. Rungtynėms įpusėjus Latvija pirmavo 53-22. Tačiau tai tebuvo pradžia. Antroje rungtynių pusėje Latviai nemažina apsukų, tuo tarpu rusai vis sunkiau randa kelius varžovų krepšio link. Traumų bei varginančios kelionės nustekenta Sankt Peterburgo komanda šiame ture atrodė visą galvą žemiau už savo varžovų. Tačiau svarbiausia – olimpinis principas – dalyvauti. Latvijos komandos gretose ir vėl naudingiausiu buvo Edmunds Dukulis. Visiškai nedaug nuo jo atsiliko net 6 komandos draugai, o aikštelėje pamatėme visus iki vieno į Lietuvą atvykusius krepšininkus. Tuo tarpu Rusijos komandoje rungtyniavo tik tai 6 žaidėjai, 5 iš jų net po 37 minutes. Naudingiausias buvo Sergej Pavlov, tuo tarpu Genadijus Šestakov pasirodė labai nesėkmingai, prametęs net 11 tritaškių ir 2 dvitaškius, tokiu būdu surinkdamas -14 balų naudingumą. Po šio pralaimėjimo Rusijos komanda įsitvirtino paskutinėje pozicijoje, tačiau šansus ją pagerinti dar turi, kadangi liko turai Kaune ir Sankt Peterburge. Penktojo vakaro dvikovoje susitiko 2 pirmąsias rungtynes Vilniuje pralaimėjusios komandos. Tai Švyturio Kauno krepšinio lygos bei Baltarusų ekipos. Daug jėgų išeikvojusios komandos buvo pasiryžusios išvengti 2 pralaimėjimų vieno turo metu, todėl žiūrovams padovanojo gražų krepšinio spektaklį. Pirmajame ketvirtyje vyko atkakli vienodo pajėgumo komandų kova, kuomet dažnai keitėsi pirmaujanti ekipa. Antrajame ketvirtyje Kaunas šiek tiek pabėga į priekį 29-21, tačiau kėlinuko pabaigoje įsivelia į chaotišką baltarusams palankų jėgos krepšinį ir persvara pradeda tirpti. Prieš ilgąją pertrauką 6 taškais vis dar atsilieka baltarusai 43-37. Antroje rungtynių pusėje kauniečiai vis dažniau pradeda strigti tankiame Baltarusijos priekinės linijos rankų miške, tačiau ketvirčio pabaigoje svečiai užsidirba techninę pražangą. Tokiu būdu leisdami kauniečiams atitrūkti 6 taškais. Prieš lemiamą ketvirtį nekilo abejonių, jog pamatysime bekompromisę kovą, nes minimali persvara kauniečių pusėje viso labo 1 taškas – 54-53. Pirmiesiams sėkmė lemiamo ketvirčio metu nusišypsojo kauniečiams. Jie ir padidino atotrūkį iki 4 taškų. Tačiau netrukus aukščiausias Baltarusijos rinktinės žaidėjas Denis Vrublevski atriša tinklelį taiklių tritaškių ir rezultatas lygus. Po šio aukštaūgio akibrokšto seka dar 3 baltarusių tolimosios artilerijos tritaškiai, po kurių kauniečiai jau besivejančių rodosi 67-73. Likus žaisti beveik 2 minutėm baltarusai atkakliai artėja prie dviženklės persvaros. Galutinį tašką rungtynėse deda dar vieną tritaškį pataikęs Minsko turo naudingiausias žaidėjas Spartak Pogrebniov. 6 tritaškai lemiamų ketvirčio metu palaidoja kauniečių viltis iš Vilniaus išsivežti bent vieną pergalę. Rungtynės 89-80 laimi Baltarusijos atstovai.
Šią pergalę bene labiausiai džiaugiasi Baltarusijos komandos treneris lietuvis Modestas Banevičius, gyvenantis Minske bei aktyviai puoselėjantis šios sporto šakos populiarumą kaimyninėje šalyje. Po rungtynių kauniečių treneris taip pakomentavo dvikovą. Rungtynės vyko gana lygiai, tačiau paskutinio kėlinuko pabaigoje neapsigynėme nuo jų netikėtų tritaškų metimų. Jie patakė pačiu lemiamų momentų ir pasivyti tiesiog nebeliko laiko. Baigtis tikrai nebuvo netikėta, nes mes jautėmės neblogai ir tikėjomės laimėti. Tačiau šį kartą fortuna nusisuko nuo mūsų komandos. Manau, kad ateityje antrą kartą mums pavyks sukovoti geriau. Po šio pralaimėjimo Kauno komanda smuktelėjo į 4. turnyrinės lentelės poziciją. Tuo tarpu baltarusai po Vilniaus turo žengia 3. Pagrindiniu vakaro akcentu be jokios abejonės tapo aikštelės šeimininkų Vilniaus krepšinio lygos rinktinės bei Ukrainos iki šiol dar nepralaimėjusios nei vienų rungtynių susitikimas. Iškilmingų komandų pristatymų su muzika, specialiaisiais efektais, išjungtomis šviesomis bei šokėjų pasirodymų pasitinkamas finalinis 6. vakaro mačas. Prieš rungtynės Vilniaus krepšinio lygos rinktinė pasiekė liūdna žinia. Jo koja pirmosiose rungtynėse pasisukęs Algirdas Macijauskas negalės padėti komandai pačiu svarbiausiu metu. Tačiau nepaisant to, Algirdas aikštelėje pasirodė. Bent jau tuomet, kai buvo pristatytos abi komandos. Tarsi perdegę po įspūdingo pristatymo rungtynes, Vilniaus krepšinio lygos krepšininkai pradeda prasčiau už svečius. Pirmasis pasižymė varžovų lyderis Aleksandr Rykliuk, kuris ne tik pelno taškus, tačiau ir išrašo bloką lietuviams. Jau kitoje atakoje tokiu pačiu pasirodymu atsako ir antras pagal rezultatyvumą Ukrainos žaidėjas Mirza. Tuo tarpu Justino Černiausko auklėtiniai puolime stokoja išradingumo ir rungtynes pradeda lyg už smūgį. Po dar kelių Rykliuk metimų ir rezultatui šoktelėjus iki 12-6 svečių naudai, vilniečių treneris prašo pirmosios minutinės pertraukėlės. Į aikštę grįžę vilniečiai greitai pelno taškus. Ta padaro Evaldas Rastenis prasiveržimu. Tačiau po jų vėl seka kelių minučių štilis puolime. Kitame aikštės gale VKL krepšininkai niekaip nesugeba sustabdyti įsisiautėjusio Rykliuk, apie kurį sukasi visas ukrainiečių žaidimas. Jis vienas per pirmas 10 minučių savo komandai pelno 14 taškų ir leidžia Ukrainos komandai saugiai jaustis prieš antrąjį ketvirtį. 23-12.
Tuo tarpu Vilniečių stovykloje trūksta žaidėjo, kuris vienas imtųsi iniciatyvų. Antrajame ketvirtyje pirmasis tritaškių Vilniaus gretose pasižymė Arnas Aniulis iš Tamperijų. Pagaliau pasirodo ir pirmosios pastangos gynyboje, kuomet varžovų lyderis negauna progų metimų. Po minutės pertraukėlės dar vieną tritaškį pataiko Arnas Aniulis, taip inicijuodamas pirmą komandos spurtą rungtynę. Gynyboje atsikovojęs kamuolį jis pasiunčia per visą aikštę laisvam Dainiui Novickui, kuris, pelnydamas dar 2 taškus, švelnina skirtumą jau iki 21-27. Sunerimę ukrainiečiai čia pat prašo minutinės pertraukėlės. Tokio pislaukių rezultatų VKL rinktiniai dėja neatneš ir mūsiškiai vėl pradeda žaisti vienpusiškai, bandydami kautis, mesdami vien iš tolimų distancijų. Negana to, ketvirtą asmeninę pražangą užsidirba pagrindinis Vilniečių rinktinės žaidėjas Evaldas Rastenis. Iki antrojo ketvirčio pabaigos likus 3 minutėms svečiai susigrąžina prieš tai jau turėtą dviženklę persvarą. 36-26. Vis dėlto kėlinuko pabaigoje Dainius Novickas nelinkęs pasiduoti slavams ir tampa antrojo spurto Vilniaus gretose autoriu. Pataikęs 2 tolimus metimus iš eilės bei realizavęs abu baudos metimus, Dainius sumažina atsilikimą iki vieno vienintelio tolimo metimo. Tačiau paskutinės atakos metu Vilniečiai neiškelia rankų prieš pavojingą varžovų snaiperį Mirzą, kuris tolimų 2 taškų ir vėl leidžia ukrainiečiams pabėgti. Rungtynėms įpusėjus jie pirmauja 39-35. Trečiojo kėlinuko pradžia itin svarbi Vilniaus krepšinio lygos rinktiniai. Ir tuo pasinaudojęs Dainius Novickas greituome puolime baigia ataką sėkmingų reidų. Gausiai susirinkusius ir galių nuostabai ukrainiečiai nepasimeta ir žaidžia lyg savų fanų palaiko. Po 4 iš eilės pelnytų svečių taškų Ukraina ir vėl grąžina intrigą. Lygų 66-66. Tačiau čia iniciatyvos ir vėl imasi Justas Urmanavičius, pataikydamas iš vidutinio nuotolio. Po 2 šaltakraujiškų Dainiaus Novicko metimų VKL vėlgi priekyje. Tačiau neatsilieka ir Ukraina. Lemiamas rungtynių lūžis įvyksta likus žaisti 1,5 minutės, kuomet Dainius Novickas pelno 2 triumfo vertus taškus su pražanga. Iš karto po šio epizodo Dainius meistriškai išplėšia kamuolį varžovams iš nagų ir pasiunčia jį per visą aikštę kitame gale atsidūrusiam Arnui Aniuliui. Šis pelno 2 taškį su pražanga. Ir tai viskas. Po Vilniečių spurto 6-0 ukrainiečiai daugiau nebeatsigauna. Pristabdytiems varžovų lyderiams rungtynių pabaigoje jau sprūsta kamuolys iš rankų ir jiems telieka prasižengti. O mums iškovoti dar vieną puikią pergalę. 79-69 rungtynes laimi Vilniaus krepšinio lygos rinktinė ir švenčia istorinę pergalę Europos mėgėjų krepšinio lygoje. Kaip ir kiekviename ture, taip ir čia buvo išrinkti naudingiausi krepšininkai. Jiems prizai įteikti oficialiajame vakare. Rusijos rinktinėje naudingiausiu tapo Sergej Pavlov. Ukrainos komandoje Aleksandr Rychliuk. Vilniečių gretose Dainius Novickas. Švyturio KKL rinktinėje Tomas Pileckas. Baltarusijos komandoje Dmitrij Bitruk. Ir Latvijos rinktinėje Edmunds Tukulis. Na, o viso turo naudingiausio krepšininko titulas vakarinėje uždaroje programoje atiteko Dainiui Novickui. Štai taip atrodo turnyrinė lentelė po Vilniaus turo. Pirmauja ukrainiečiai, Vilniaus krepšininkai užima antrąją vietą. Pažiūrėkime, kaip atrodo gražiausių Europos mėgėjų krepšinio lygos Vilniaus turo epizodų 10-tukas. 10-oji pozicija. Rungtynės Baltarusija Kaunas ir svarbus bei lemiamas baltarusų tritaškis. 9-oji vieta atitenka Vilniaus krepšinio lygos rinktinės žaidėjui Justui Urmanavičiui bei jo prasiveržimui mače prieš Sankt Peterburgą. 8-oji vieta Vilniaus krepšinio lygos rinktinės lyderis Dainius Novickas. 7-oje pozicijoje įsitaiso braliukai iš Latvijos. Puikus perdavimas per visą aikštelę ir Karlis Valanieks. 2 taškai ir pražanga.
6 vieta atitenka Ukrainos Kijevo komandai. Čia pagirtinai 2 epizodus sužaidžia šios rinktinės milžinas Sergej Mirza. Visų pirma, įspūdingas blokas gynyboje. Ir sėkminga ataka pelnant 2 taškus rungtynėse prieš Vilniaus krepšinio lygos rinktinę. 5 pozicija. Dar vienas latvių krepšininkas. Šį kartą Roberts Reikmanis. 4 pozicija atitenka Rusijos Sankt Peterburgo krepšininkams. Puikus Andrei Šerbina blokas ir Sergej Pavlov pelno 2 taškus. Trečioji pozicija. Vėlgi Latvija. Šįkart Edmunds Dukulis. Ir įspūdinga atakos pabaiga. Vienas gražiausių turo epizodų. Antroji pozicija. Latvijos duetas Andris Misters bei Karlis Štolcers. Ir pirmoji pozicija – Vilniaus krepšinio lygos rinktinė ir Karolis Raginis bei visa puokštė jo dėjimų, sekusių vienas po kito rungtynėse prieš Sankt Peterburgą. Vilniaus krepšinio lyga ir visi mūsų draugai dėkoja šventės rėmėjams, pagrindiniams rėmėjams Top Sport lažybų bendroviai, Švyturiui, EMTC LT, taip pat radio stočiai Geras FM, bei visiems kitiem mūsų draugam, kurie remia Vilniaus krepšinio lygą ir mūsų rinktinę. Ačiū už dėmesį, susitiksim jau netrukus Kauno ture.